Mėly draugai, mes su jumis esame Veik fondo sandėly. Šiandien yra šeštadienis, rytmetis. Aš esu čia, kad padaryti tiesioginį eterį. Ir tuo pat metu dirbsiu aš rinksiu siuntinukus, tai darysiu tai, ką aš darau nuolat šitame sandėly. Ir prie to pačio atsakysiu kai kurios klausimus. Paklausėm mes žmonių, kas jums yra įdomu Veik fondo darbe, ir gavau aš keliolika klausimų, į kuriuos aš pasistengsiu atsakyti per šį tiesioginį eterį, jeigu mums užteks laiko. Šis tiesioginis keliaus paskui pas mus į TikToką, nes jis eina tiesiogiai TikTok'e, bet paskui aš jį nudownloadinsiu ir taip pat paskelbsiu Facebook'e, nes, dažniausiai mes darom tos tiesioginius eterius, bet stipriai neaplepam, nes, dirbant to nesigauna, bet susikaupia klausimai, kuriuos žmonės nori turėti atsakymą, tai jums leidus aš tiesiog darbuosius, skaitysiu tos klausimus, aš iš anksto juos savo atspausdinau, kad nesėdėti telefone ir neieškoti, kas ten ką parašė, ir juos atsakinėsiu. Telefonas yra kiek tolokai nuo manęs, karts nuo karto aš prie jo eisiu, kad pažiūrėti, kaip ten vyksta, ar vyksta kažkokia tai diskusija. Jeigu kils papildomų klausimų eterėje, tai aš taip pat juos bandysiu atsakyti. Yra pas mus bendravimo taisyklės, mes elgiamės pagarbiai vienas kitam, be reikalingumo. Nesikeikiam, pažiūrės, čia katinas turi ateiti pas mane. Neįžeidinėjom vienos kito, jeigu jūs matot, kad kažkas tai žmonių taip elgiasi, tiesiog ignoruokit, nes paskui po eteriu aš labai paprastai juos užblokuoju ir jie jau nebegali mus matyti ir save erzinti. Taigi, aš toj pasirinksiu, kur mes siūsim siuntą. Siuntą mes siūsim, Siuntą mes siūsim į Vilnių. Ir tada jau po truputį pradėsiu atsakinėti į klausimus. Taigi, klausimai. Randominė tvarka, aš paprašiau jos susimesti Word'e, kad, žodžiu. Koks buvo tas momentas, kai supratote, Veik fondas jau nebėra tiesiog gera iniciatyva, o tapo tikrą atsakomybę už kitų žmonių gyvenimus? Toksai gilus filosofinis klausimas. Atsakyti už kitų žmonių gyvenimus, aš nežinau, ant kiek iš tikrųjų tikriausiai žmogus, kuris tai parašė, šiek tiek pervertina mūsų įnašą į kitų žmonių gyvenimą. Aš labai mėgstu sakyti, kad jeigu rytoj arba šiandien vakare manęs nebebus, nutrenks mašiną, sustos širdys, užpuls užpuolikai kažkokie tai. Jeigu tai nutiks, pasaulis nesustos. Žemė suksis toliau, žmonės gyvens, įsimylės, barsis, manys, kad jų kažkokie tai politiniai įsitikinimai yra labai svarbius, o jų nuomonė yra kartais svarbiau už draugišką santykį su savo draugu iš laiptinės. Tad aš nemanau, kad mes darome fonde kažkokią tai įtaką žmonių gyvenimams, kaip ten buvo parašyta, toli vargų. Ir dar ką aš mėgstu sakyti, ir tai yra gryna tiesa, aš mėgstu sakyti, kad pilnai suprantu, jog mes neišmaitinsim visų benamių, kurios bandom maitinti. Nes netgi maitinimas 2, 3, 4 kartus per savaitę, ruošimas ir išvežimas maisto, mes suprantamgi, kad jis nepatenkina net elementarių žmogaus poreikių, teisingai. Mes jų visų neaprengsim, visų žmonių, kuriems šiandien reikalingi drabužėliai.
užrašyti, kad nepamiršti, kad ten berniukui žaislai. Neaprengsim visų, kam reikia, nesuteiksim tikrai vieną tam organizaciją iš 2 rankyčių. Jinai negali padaryti apskritai nieko daug. Ir todėl šitoj vietoj žymiai svarbiau yra, kokią įtaką mes darom patys savo, o ne kitiems. Tai galbūt nedalyvaujant tame procese, tai sudėtinga suprasti. Bet jau taip yra iš tikrųjų. Aš dažnai labai sakau, ir reikia kažkur nors man tikriausiai ant sienos tai užrašyti didelėm raidėm. Svarbu, kokie mes. Tai yra bet kokioje situacijoje, vertinant kažką tai, bariant kažką tai, darant kažką tai, gero ar blogo, nesvarbu. Kiekvienoj akimirkui svarbu, koks tu esi pats. Pats, koks esu aš. Ko aš siekiu, kas mane stumdo, koks mano motyvas, kokia mano motyvacija, kokia mano filosofija. Būtent tame momente. Nuo metų pradžios, kalbėjom, vakar buvo viena psichoterapeutė atvažiavusi. Ar tai psichologė, ar terapeutė. Ir mes ilgainiui apie tai, ilgiau šiek tiek pašnekėjom apie tai. Ir paliečiau aš tokią temą, kad, pavyzdžiui, nuo metų pradžios mes palaidojom, fondas, ne savo lėšomis, ar apskritai, mirė, išėjo į kitą pasaulį, gal 8 ar 9 žmonės, kuriems mes stengiamės padėti. Iš viso per tos 8 mėnesiukus, tiek žmonių, įsivaizduojat, ką tai parodo? Visų pirma, tai parodo, su kokiom žmonėmis mums tenka dirbti. Tai yra, kokia yra tas sluoksnis. Tai yra, kad tai iš tikrųjų yra žmonės, kuriems sunku, kai kuriems yra žiauriai sunku, jeigu jie netgi ir miršta. Tai tas pokalbis nuo to ir prasidėjo, nuo verslo pasiūlymų ir visą kitą. Ir aš pasakiau, kad tiek mes palaidojom ir kiek aš buvau tose laidojimo procedūrose, procesijose, ne viename iš karstų, ne vienoj duobėj, aš nemačiau kažkokios tai lentynėlės, kur žmogus ten krauna turtus savo, ar dar kažką tai sudeda, ir piniginės nieks jam ten neima. Ten įmami moraliniai mūsų įsitikinimai. Ne įsitikinimai, ten neįmami, tai yra mūsų moraliniai įsitikinimai. Neįmami mūsų principai, taip pat nekeliauja tenai su žmogumi. Ten tikriausiai eina tai, ką jis ten gali pernešti. Jeigu mes žmonės tikintis, tai mes suprantam, kad ten mes einame tame pavydalyje, kurį mes galim sukurti čia. Tai yra, jeigu mes sugebam susimaišyti su tuo dvasiniu vandenynu, jeigu mes padarėm savo sielą tokią, kuri sugeba susimaišinti su tuo vandeniu, kuris yra tenais, tai mes ten ir susimaišom su tą begalybę. O jeigu mes per gyvenimą pavirtome akmenimis su svarbiais principais, kurie tokie vienadieniai iš tikrųjų, tai mes tiesiog ten neprigysim ir keliausim į nežinomybę. Dabar aš turiu nubėgti, atsinešti šiek tiek drabužėlių, 3 bernai ir mama. Ir kol aš ten ieškosiu, aš tada žiauriai nepatogu. Smegenys taip sudėtingai dirba, kai reikia ir kalbėti, tai yra mąstyti kažką ir tai daryti nuoširdžiai. Ir prie to pačio skaičiais apeliuoti, tai operuoti, tikriausiai reikia sakyti. Tai aš savo užrašysiu ant popieriuko, kad nesuklysti, kokius atnešti reikia. Mes tokio neturim. Va. Ir skaitysiu tada jau sekantį klausimą, pažiūrėsiu tiesą, kaip ten vyksta eteris ir padarysiu mažą reklaminę tokį intraukėlį, kad
prašau visų, kurie susidomėjo, kas čia vyksta, kas čia darosi, prašau jūs surasti mūsų Facebooką, Veik fondas ir tenais mes bendraujam dažnai, kasdien, pasakojam apie mūsų pasiekimus, apie mūsų nesėkmes, nieko nuo žmonių neslėpiam, nes aš manau, kad žmonės tai yra ištisas, vientisas algoritmas ir vientisas organizmas, ne algoritmas, bet yra algoritmas veiksmų. Tai nėra prasmės slėpti blogus dalykus, nes jie yra tokia pat dalis gyvenimo, kaip ir geri dalykai. Su vienu irgi žmogumi čia kalbėjom, telefonu iš nacionalinio visuomenės sveikatos, žodžiu, rimta organizacija. Ir kalbėjom apie ten sėkmės ar nesėkmės ir priėjom prie, pasakiau aš jiem, kad, jie kalba, ar žmonės laimingi, ten su jumis bendraudami, tai mes priėjom prie išvados, kad žiauriai laimingi žmonės yra tik tai gydymo įstaigoj, kur gydomi psichikos sutrikimus turintis asmenys. Tai va ten dažniausiai sutiksim visais atvejais laimingais ir visko patenkintais žmonių kiekis ten bus didžiausias. Taip, dabar batukus. Antras klausimas. Ar yra žmogus, kuriam padėjote, bet jo istorija iki šiol neduoda jums ramybės? Žiauriai geras klausimas. Taip, tokių žmonių yra ir jų kiekis yra toks, koks yra skaičius tų žmonių, kuriems mes stengiamės padėti. Tai yra nėra nė vieno žmogaus, su kuriuo gyvenimas, likimas mane suvedė per Veik fondą, kuriam mes bandėm padėti ir kuris tapo dabar, mums neįdomus ir nereikalingas. Tokių nėra. Yra žmonių, jiegi skirtingi labai, žmonės, kurie kreipiasi pagalbą, prie kurių priveda likimas mus. Jie labai skirtingi. Tai vieni gali būti šiek tiek, žinot, mėgstantis, truputuką primeluoti, pavyzdžiui, o kiti atvirkščiai. Bet taip, kad išbraukčiau iš atminties ir atvirkščiai tai yra, klausimas buvo apie tai, ar yra žmonių, kurių likimas man yra svarbus. Taip, jie visi. Aš prieš kelis mėnesius dariau tokią, sudėtinga tikriausiai pasakyti, kad analizė, tokią tokį skaičiavimą, kiek istorijų štai tokių žmonių, kiek tų atvejų mes laikome savo, tas klausimas tikriausiai ir buvo, kiek atvejų yra laikoma atmintyje, bet ne šiaip savo kaip atmintis, bet kaip, ranko ant pulso vadinasi, kad tos situacijos tu bandai nekontroliuoti, aišku, gyvenimas neleistų taip kontroliuoti viską visame, o prižiūrėti. Tai yra, kurie atvejai tau yra svarbus. Tai aš priskačiau, kad aš nekalbu dabar apie siuntų ruošimą, kurios daroma, ne tie atvejai, nes tokių šeimų yra virš 200, kur mes siunčiam. Aš kalbu apie tos atvejus, kai aš tiesiogiai pats galiu sudalyvauti, ir stebėti situacijos tos eigą. Tai mes priskaičiavom virš 40 atvejų Klaipėdoj ir Klaipėdos apskrity, kur aš bandau būti. Tai yra tos situacijos man yra be galo svarbios ir aš ten juose esu. Vienaip ar kitaip lankau ligoninėje, vežu kažkur tai, prižiūriu, ar blogėja, ar gerėja pati situacija. Tai 40. Ir aš suprantu, kad tai net
tai ne tai, kad maksimumas, tai daug, tikriausiai, jeigu atsiras pirmas, tikriausiai ir plėsius ir toliau. Bet realiai tai atima visą gyvenimą. O jeigu tai atima visą gyvenimą, tai galima drąsiai sakyti, kad tas gyvenimas ir yra skiriamas būtent šitam procesui. Ir galiausiai pats tas procesas ir patampa gyvenimo dalimi. Tai tikriausiai štai toksai ir būtų atsakymas į tą klausimą. Aišku, yra daug tokių situacijų, kai atvažiuojam, ar žmonės parašo, ar dar, ir tu iš karto pasitikrinus, supranti, kad tai yra, tai, kas ten rašoma, pavyzdžiui, arba, prašoma, yra nelabai tiesa, o dažniausiai tiesiog netiesa. Tai be abejo, tokius atvejus visiškai nekreipia dėmesį, patikrini, blokuoja ir tiek. Nes dažnai susidurėm su tokiais atvejais, kai apie tai nepriimta kalbėti ir galbūt ir nesiplėskim, bet yra tikrai tokių žmonių, kurie bando pasinaudoti kitų žmonių gerumu. Tikrai tokių yra, bet tai nėra taisyklė. Tai yra per tiek jau laiko mes turim galimybių, kaip šiek tiek prižiūrėti, ar iš tikrųjų tai, kas yra sakoma, yra gerai. Taip, įdėsimės kanceliarinę priemonę, visą tokį patį paruošiam. Kartu su jumis berods ruošiam panašius paketukus mes tiesioginėme eteryje. Ir dabar eisiu vyresnėjam, ką nors, ir žaislų dar noriu bachuriukui sudėti. Aš turiu čia labai fainą žaislą, kurį ir noriu sukišti. Eisiu, pažiūrėsiu, kaip vyksta tiesioginis, ar yra kažkokių tai galbūt klausimų, pasiūlymų. Tokį žaislą aš noriu įdėti. Tik tai reikia surasti, koks ten pas jį pultukas. Taip, aš nematau klausimų, bet jeigu jūs rašot klausimus, tai jau nepatingėkit rašyti periodiškai, nes aš dabar stoviu skrolinu į viršų visus pranešimus ir galiu praleisti tiesiog. Tai jeigu bus, tai jūs tada rašykit. Priminsiu, kad tai eteris skirtas TikTok'ui, tačiau jis paskui bus publikuotas Facebook'e. Tačiau iš TikTok'o, jeigu jūs esate dabar, jūs susiraskit mūsų Facebook'e, Veik fondas. Ir draugaukim. Su jumis. Ten yra daug įdomios informacijos, kurie atsinaujina nuolat. Bandau surasti, kur mygtukas įjungti. Ir dabar kuris čia iš tų pultų. Vienas yra nuo ekskavatoriaus, o kitas yra tikriausiai šitas. Taip, yra šitas. Puikus žaislas. Aš manau, kad tikrai patiks. Reikia taip sudėti, kad davažiuotų šitas pultas, ne? O tada kitas pultukas pas mus yra nuo ekskavatoriaus. Ekskavatorių siūsim kitam jau vaikui. Padėsim iš šoną. Na ką, imsim tada mes trečią klausimą ir bendraukim toliau. Ką mes turim? Taip užbraukti reikia. Ką darote, kai žmogus prašo pagalbos, bet matote, kad jis pats nenori nieko keisti?
Aš to nematau. Aš nesu su rožiniam akiniu, su rožiniais akiniais. Toksai, žinot, ką be paprašysi, iš karto bėgi ten. Tačiau pirmas įspūdį aš bandau visą laiką, pirmą kartą susipažinus su žmogu, aš bandau visą laiką žiūrėti į jį teigiamai. Tai yra pirmas žvilgsnis į žmogų yra teigiamas. Tai yra tai, ką jis sako, yra tiesa. Tačiau aš turiu remtis vienais paprastais dalykais. Aš turiu remtis faktais. Tai yra žmogaus istorija, viskas gerai, bet aš turiu remtis tik tai faktais. Ir tai padeda. Ką reiškia, matai, kad žmogus nenori, kaip ten formuluoti buvo, žmogus pats nenori nieko keisti. Vyrai apskritai pagal savo prigimtį, nežinau, dabar merginos daugiau žiūrės ar berniukai, apskritai nieko nenori keisti gyvenime. Jeigu, žinot, yra toks juokelis, jeigu nebūtų moterų, tai jie apskritai nieko ir nekeistų. Gulėtų ant fotelio su telefonu rankoje ar su pultu ir nieko nedarytų, nes tokia jų yra prigimtis, toksai stabilumas ir, kam kažką keisti, jeigu keisti nereikia, kam kažką taisyti, jeigu tai ir tai veikia. Tai, bet čia tikriausiai kalbama eina ne apie tą vyrų moterų prigimtinę filosofiją, o labiau apie žmonės, kurie yra ant socialinio slenkščio. Tai, žinot, aš mačiau daug žmonių, o jie apie save mano visi praktiškai taip pat, kurie kažkur tai paslydo kažkada. Vat su kom nepraeidė kalbėti, tai pas tą šeimą, jos turėjau į šeimą ir tą, ir tą, ir tą, ir tą, ir tą, ir tą aš turėjau. Darbą aš turėjau, pinigus turėjau ir sveikatos turėjau, viską turėjau. Ir jie tai kalba, kaip aš pastebėjau, kaip apie kažkokią prarastą turtą, apie prarastą brangenybę. Jie apie tai taip kalba. Ir prie to pačio, kaip apie kažkokį tai praeitą jau etapą gyvenimo, kuris jau buvau ir aš jaunas, taip, žinot, kad jau nebegrįž tai, bet aš tai vertinu ir branginu. Tai galbūt šitoj vietoj mums, kurie skaito, kad jie turi daugiau negu jie sveikatos, daugiau negu jie galimybių ir norų dirbti, tobulėti, augti, daugiau negu jie socialinio prisitaikymo šitam gyvenimui. Galbūt mums tada jie duoda puikiausią pavyzdį, kad mes turim tai vertinti ir mylėti šią akimirką, kol tai yra čia. Ir yra tokia patarlė nuo kalėjimo ir nuo nebenamio, o beturtystės neišsižadėk. Nes nieks nežino, kaip pasisuks gyvenimas ir koks likimas laukia kiekvieną iš mūsų. Mes negalim prognozuoti netgi pilnai, 100%, mes negalim prognozuoti netgi šio vakaro, netgi ateinančių kelių minučių. Nieks nežino, galbūt čia įbėgs dabar kažkas su peiliu, pradės mane badyti. Mes nežinom tai. Ir jūs nežinot. Mes galim remtis, buka statistika, kad dažniausiai taip neįvyksta, bet negalim užsimerkti ir pasakyti, kad to nebūna niekada. Teisingai, reiškia kažkokie tai skaičiai. Yra, kad ir šiandien gali baigtis. Pas visų gyvenimas baigėsi kažkokia tai šiandien. Tai todėl atsakydamas į tą klausimą, ką aš darau, jeigu matau, kad žmogus pats to nenori, jeigu būti nuoširdžiam, tai aš turiu pasakyti, kad aš to nematau. Kad jis to nenori. Galbūt jis nori tai ne taip, kaip noriu aš,
Galbūt jis nori taip, ne taip, kaip nori dauguma žmonių. Galbūt, bet tas jo noras kartais paslėptas už 10 baimių, kurios mums nėra priimtinos ar nėra suprantamos. Ir mes kartais galvojam, kad ko tu čia bijai, kad tau nebus galima gerti, rūkyti, tai čiagi tau gerai. O jis tam tikro laikotarpį būtent to ir bijo. Tai, žinot, žmogus šitas sudėtingas žmogus, jis kaip svogūnas, jame daug lukštų aplinkui. Ir kaip kad išviniuoti, kada iki centro daeiti, reikia ir kantrybės ir laiko. Ir šitoj vietoj vėl grįžtant prie mūsų pirmo klausimai, kurį aš atsakinėjau, ir apie tos raidės, apie kuriuos čia kalbėjau, aš pasikartosiu, kad mums svarbu, kokie mes. Svarbu, kokie mes. Ne tokie, kokie jie. Ne tai, kokie jie svarbu. Svarbu, kokie mes esame. Ne jų atžvilgių, o savo vidinėme pergyvenime ir jų situacijoje taip pat. Šiek tiek patriukšmausim. Šitas siunta pas mus yra su banderolė. Tai yra šitos siuntos siuntimas jau yra apmokėtas. O štai ten yra 4 siuntos, kurios vakar rašiau. Jos nėra apmokėtas. Jeigu jūs norit tiesiog prisijungti prie Veik fondo veiklos, patys išbandyti, tai jūs galite tapti savitu paštininku šitų siuntų ir prisidėti prie jų apmokėjimo. Tai yra pašto išlaidų. Kaip tai yra daroma, rašot man Facebook'e ir sakot, kad noriu išsiųsti 1, 2, 3, 4 ar daugiau siuntų. Gaunat instrukciją, užpildot viską patys Omnivoje, internetu aišku. Ir tampat mūsų bendraminčiais. Čia yra atnešę žmonės maistukį ir aš noriu pas vienos babulytės sergančius nuvežti. Ir vis taip prie išėjimo statau, kad nepamiršti. Taip, o čia mes siunčiam siuntą. Va. O žiūrėsiu, ar katinai ten atėjo pas mane. Kai atvažiavau, vienas buvo atbėgęs. O čia mes siunčiam į Vilnių siuntą. Ir skaitom sekantį klausimą. Priminsiu, kad tai vyksta tiesioginis eteris TikTok'e. Tačiau aš patu parsisiųsiu failiuką, jeigu leis, kartais leidžia, kartais ne. Ir publikuosiu jį Facebook'e. Tačiau TikTok'o žmonės, kurie Facebook'u dar neprenumeruoja Veik fondo, susiraskit mus. Aš manau, kad tai yra nesudėtinga. Susiraskit mus Facebook'e, prenumeruokit ir ten mūsų vyksta bendravimas. Jeigu jums reikalinga pagalba šiuo metu, taip pat rašykit ne komentarė ir ne per TikTok'o užklausos, o Facebook'e. Ten aš turiu daugiau galimybių su jumis pabendrauti. Vėl aš priėjau prie telefono, žiūriu transliaciją, kaip vyksta. Primenu transliacijos taisyklės, mes elgiamės padoriai, bendraujam pagarbiai, taip kaip norėtumėm mes, kad bendrautų kiti žmonės su mumis, nesikeikiam ir neįžeidinėjam vienas kito. Jeigu jūs turit klausimų, aš mielai juos jums atsakysiu. Prašau nereaguoti į provokatorius ir išpolikus, kurie ne užpolikai, o išpolikai. Ir tiesiog, jeigu matot kažkokių negerojų, tai tiesiog nereaguokit, aš paskui pats užblokuosiu. Aš neturiu galimybės atsakyti iš karto į jūsų klausimus, nes man reikia prieiti prie telefono, jį praskrolinti ir tik paskui pamatyti. Bet aš tai periodiškai darau, kad jeigu jūsų klausimus labai svarbus jums, tai jūs jį kelis kartus parašykit. Tai yra
su intervalais ir tada didesnė yra tikimybė, kad aš jį pamatysiu. Pažymėkim, kad mes nusiuntėm, paruošėm siuntą į Vilnių. Šiandien yra 15. Pastatom pliusiuką. Ir keliaujam toliau. Ta patį mes darysim, ruošim siuntą, pažiūrėsim, kurie barkodai dar. Čia mes siuntėm tikrai nesenai ir 3 siuntus iš karto, tai gal susilaikykim. Taip, man atrodo, kad iš ankstiniai apmokėti barkodukai pas mus tikriausiai kaip ir baigėsi. Tai tada mes imam ruošti į ateitį ir paskui bandysim tikėtis, va, dar barkodukas. Diena. Kur pas mus čia? Va. Na, tai ir tada ir siunčiam. Surašysim dydžius. Šį šimtą aš jūs įruošim į Kauną. Ten gyvena mama, 3 berniukai ir mergaitė. Šitai šeimai mes siunčiam jau daug siuntų yra išsiųsta, bet mes ją remiam nuo 2021 metų. Tai jau vaikai ten išaugo. Aš dabar vartau savo taip vadinamą, kaip mes mėgstam vadinti, gyvybės knyga. Jinai buvo tokia išsipūtusi jau per 5 metus, žinot, ten su pataisymu. Vaikas paaugo, darašai, naujas gimsta ar išvyksta. Tai ir darašai išsipučia. O nesenai atspausdinau naujai ir vat dabar yra tokia graži knygutė pas mus. Moteris. Tai va, ruošim sekantį siuntinuką ir žiūrėsim sekantį klausimėlį. Taip, ką žmonės nenori keisti. Ar kada nors teko pasakyti žmogui ne, nors puikiai supratote, kad jam iš tikrųjų sunku? Tai tokie žiaurūs klausimai. Gal aš sakyčiau taip. Tokių atvejų buvo ir yra ir bus, bet visame, kame svarbi yra motyvacija. Tai yra, kodėl tas ne yra sakomas. Jeigu tu matai, kad žmogus turi padaryti kažkokį tai konkretų algoritmą veiksmų, kreiptis čia, paskui čia, tačiau vietoj to jis nusprendžia, kad yra kitas kelias, kad už jį kažkas tai padarys ir aš žinau, kad pagal įstatymą ir pagal patį principą to neįmanoma padaryti, niekas vietoj jo to negali padaryti, tai be abejo aš jam tada sakau ne. Kad jis turi tai padaryti, aš jį raginu tai daryti, aš jį skatinu tai daryti. Tačiau, kur aš tiksliai žinau, kad mano pagalba yra absoliučiai beprasmės laiko gaišinimas, kaip, pavyzdžiui, žmogus pasako, aš vaizdžiai kalbant, paimk už mane, nuvažiuok į migracijos departamentą ir išimk mano pasą, ar ten, kur ten jis išduodamas vidaus reikalų ministerijai, ne? Paimk mano pasą, mangi neišduos, tada sakai ne. Dėl, pavyzdžiui, karšto maisto dalinimo. Taip pat dažnai sakome mes ne ir žmonės, kuriems mes atvežam maisto, jau prie to dažniausiai yra pripratę, kad jeigu mes atvažiuojam žmogus girtas arba tuo metu geriantis, tai jis maisto tiesiog negauna su tokiu moralu,
kad mes vežiojam ne užkandą. Mes vežiojam maistą, informaciją ir skatinam tom keistis. Ir tie žmonės, kuriems mes vežiojam, tai jie prie to jau daugumą priprato ir stengiasi būti blaiviais. Pagal galimybės, aišku. Taip, kad žodis ne yra labai dažnas mūsų veikloje, tačiau drįstu teikti, kad žodis ne arba atsisakymas kažką daryti taip pat gali būti, labai dažnai gali būti tikros meilės išraiška. Tai yra mama, kai vaikui sako, ne, tu negali kišti pirštų į rozetę, arba ne, tu negali valgyti savo išmatų iš naktypadžių, tai jinai negriežta kažkokią tai discipliną daro, jinai myli taip, jinai draudžia, sako ne, bet myli. Taip, sekantį klausimėlį aš paimsiu, nes laikos vis tiek mes iki valandos norėčiau aš baigti. Kas labiau žeidžia, kai fondą kritikuoja nepažįstami žmonės, ar kai nuvylė tie, kuriems pats padėjote? Niekas nežeidžia manęs jau senai. Jeigu fondą šmeižia, ten šmeižia parašyti ar kritikuoja? Kritikuoja. Kai fondą kritikuoja, tai tam turi būti pagrindas kažkoks. Tai. Kitaip ta kritika labai ant tokios siauros ribos su šmeižtu, o šmeižtas yra baudžiamasis nusikaltimas, kuris yra numatytas baudžiamajame, net ne administracinėme kodekse, šmeižimas. Tai yra, jeigu tai tikrovės neatitinkanti informacija, kurią žmogus skleidžia sąmoningai, žinodamas, kad tai yra netiesa, tai čia yra šmeižimas. Tokiais atvejais aš kaip organizacijos vadovas, be jokio pykčio iš tikrųjų, aš visada kreipiuosi į policiją. Visada, arba į prokuratūrą, arba į policiją. Jeigu aš matau, kad vyksta šmeižimas, aš kaip organizacijos vadovas tiesiog privalau taip daryti. Nes kitaip, o kaip aš, tylėjimas reiškia sutikimas. Kai kartais pasako, daug durnių kelią, tai aš mielai duodu tokiam durniui kelią, jeigu jis nebando mane nustumti nuo mano kelio. Tai, man atrodo, yra logiška. Ir tokių atvejų, kai mes kreipiamės į teisėtvarką dėl šmeižto ar kitų panašių dalykų, buvo ir yra, ir aš jau jos stipriai nekreipiu dėmesio. Aš tiesiog, jeigu žmonės, pavyzdžiui, padauginę kokią šeštadienio vakarą parašo, kad tas veik fondas arba aš, kaip vadovas jo, mes tiesiog, reiškia, žudom senukus, kad atimti jų būtus. Aš labai ramiai parašau į prokuratūrą arba į policiją, kur tuo metu, manau, didesnė perspektyva. Ir žmonės turi pateikti tiesiog faktus. Kaip mes kalbėjom pradžioje apie tai, kad mes turime eiti faktų keliu. Jie turi pateikti faktus. Gal iš tikrųjų aš taip kažkaip tai pasiilgiau, jie tai žino ir gali įrodyti. Tada aš pats save bausiu ir leisiu, kad įstatymas ir valstybė taip pat mane už tai nubaustų. Tačiau 100% iš 100 tokių atvejų nebuvo. Ir žmonės, kurie tai rašė, o tokių buvo daug, gal 20, gal 30, per visus tos 6 metus. Aišku, vieni rašė taip, kiti ten rašė kitaip, kiti kitko kaltino. Tai jie nuolat po pirmos apklausos policijoje arba prokuratūroje atsiprašinėjo, sakė, kad čia jie taip pagalvojo, kad apie mane nieko nežino, kad manęs nepažįsta.
tiesiog buvo bloga nuotaika. Tai tikrų protokolų citatos aš dabar rašiau. Vienas vyriškis ten parašė, kad su sugyventiniu jis to dieną išsiskyrė. Tai matot, skirtingų ir seksualinių pažiūrų žmonės mus stebi. Ir buvo, tokių, žodžiu, taip, tai ar aš įsižeidžiu dėl to? Man visiškai vienodai. Jie parašė, paskui atsiprašė, mano užduotis, aš jiems atleidžiu, netgi ir policijoje dažniausiai, kad neįsisvajotų piktavaliai, dažniausiai aš prašau nepradėti ikiteisminio tyrimo, nors tam labai dažnai policija turi pagrindo. Aš prašau nepradėti tyrimo, jeigu tai nėra kažkoks labai piktybinis dalykas, o tiesiog pravesti su žmonėmis prevencinį pokalbį, kad jis taip daugiau nedarytų man ir kitiems. Ir antra klausimo dalis, ar nuvilė tie, kuriems pats padėjote, ar mane nuvilė tie, kuriems mes kaip organizacija padėjom? Neviltis yra labai didelė nuodėmė. Žmogus neviltyje, jam atrodo, kad tai yra kažkas tai, žinot, dabar mums, daugumai mums atrodo, kad neviltis čia tarsi kažkokia tai šviesi ugnelė, kad aš esu aфиgenai geras, bet aš dabar esu tiesiog neviltyje. Bet iš tikrųjų neviltis yra nuodėmė, kuri veda prie labai blogų dalykų, prie didžiulės savimeilės ir prie piktybinio egoizmo. Egoizmas apskritai yra geras dalykas, jis reikalingas, bet jis turi būti nukreiptas ir impregnuotas vidinė jėga žmogaus, vidinė filosofija ir vidinė motyvacija. O kitaip tas egoizmas yra labai negeras. Tai ir šitoj vietoj reikia suprasti, kad neviltis, nusivylimas yra tai, kas mus nepadaro stipresniais, moralinė prasme. O kaip tis mus palauž, mes lūžtom nuo to. Ir tas nusivylimas, tai yra labai silpno žmogaus požymis, nes žmogus, kuris yra stiprus savyje, kai jis pradeda kažkokią tai veiklą, kažkokią tai darbą, jis supranta rizikas ir jis prileidžia galimybės, kad jam gali nepavykti. Jis tuomet imasi visų galimų dalykų, kad jam pavyktų, tai yra jis bando vengti klaidų, ima ir stengiasi daryti kokybiškai, tačiau jis leidžia tokią galimybę, kad jam gali nepavykti. Ir jam tuomet tai netampa tragedija. O silpnas žmogus dažniausiai tokius darbus pradeda daryti iš nevilties, kad arba jau man pasiseks, arba bus man kaput. Tai šitoje vietoje mes visą laiką suprantam, kad svetimas gyvenimas yra visas pasaulis su visom civilizacijom, su visų žvaigždynu. Ką tu gali jame pakeisti? Ir kokia yra maža tikimybė, kad tau pasiseks. Tu netgi negali mašinos sunkesnės pastumti, o čia žmogus su visų pasauliu. Tai vėlgi grįžtant prie tos pradinės filosofijos, vėl noriu pasakyti, svarbu kokie mes, ar mes tai darom. Ar mums to reikia daryti, nes jeigu mums to nereikia, jeigu mes neturim kaip žmonės poreikio būti žmonėmis, o būti žmonėmis reiškia būti žmogišku. Jo? Žmogus ant tiek žmogus, ant kiek jis yra žmogus. Tai
jeigu mes to poreikio neturim, tai jau kažkas su mūsų to žmogiškumu yra labai blogai. Jeigu žmogus neturi poreikio būti žmogiškam visame gyvenime, ne jo kažkokiam tai uždarom kambarėlėje, ne? Vat šitoj situacijoje aš būsiu žmogiškas, su savo artimaisiais aš būsiu žmogiškas, o kiti pašli ant 3 raidžių. Tai reiškia, tu ne žmogus. Tu esi žmogus tik tai tam tikrose aplinkybėse. O ašgi teigiu, kad mūsų užduotis, kad mes būtumėm žmonėmis absoliučiai visose aplinkybėse, kurios mums duoda gyvenimas. Nes tas gyvenimas yra, tarsi savita mūsų žmogiškumo treniruoti. Ir kaip tvarkingas treneris, kas kart neviršėjant normos, nes tai nužudys sportininką, duoda jam būtent tiek apkrovos, kiek jam reikia, kad jis tobulėtų, taip ir mūsų gyvenimas. Norit tai vadinkit aukštesniem jėgom, dievais ar dar kažkaip. Jie duoda mums tiek, kiek mums reikia, to laiko, kada mums to reikia. Tokia dozė, kurie mums nepakenk, bet mūsų tobulins, nes stovėjimas vietoje yra grįžimas atgal. Bet kokiam sportui, jums treneriai tai pasakys. Nuo mūsų priklauso tik tai, ar mes tai priimam ar ne. Ar mes paimam šios dienos situaciją ir pritaikome jam savo turimo žmogiškumo kiekį, ar ne? Jeigu pritaikom, netgi tada, kada mums atrodo, kad, gal čia jau ne man. Tada viskas tvarkoj. O jeigu praeinam pro šalį, tai mes tuo metu, tą dieną, tą akimirką ir tome epizode gyvenimiškoje, mes tų vaistų nepriimam. Tai nereiškia, kad reikia visiems būti labai geriems. Tai absurdas yra. Todėl aš nemėgstu labai žodžių visokių geri darbai, nes tai netiesa. Kartais blogas darbas padaro žmogui gerą postumį. Žinot, kaip sakoma, kartais geriausias būdas pastumti žmogų eiti į priekį, tai yra spirti jam per užpakalį. Gali būti taip, tu padarėjai blogą darbą, tome aplinkybėse, bet visome kame tu padarėjai labai gerai. Taip, užfilosofavom, antrą dėžę beveik mes parašėm, tai aš pažiūrėsiu, ką mes ten. Ar tarp žmonių, kurie kreipiasi į Veik fondą, būna tokių, kurie bando meluoti ar manipuliuoti, kaip juos atpažįstate? Nesakysiu. Tai yra būna ir yra nuolat. Kaip atpažįstu, nesakysiu, nes mes turim savitą technologiją. Jeigu aš ją išduosiu, tai žmonės tada pradės to naudoti piktavaliai. Bet taip, tai būna, taip būna. Taip, toliau, kur baigėsi pagalba ir prasideda žmogaus išnaudojimas jūsų gerumui? Koks geras klausimas, žiauriai geras klausimas. Kur? Viduje. Viduje. Tas barjeras visą laiką yra viduje. Bet kokioj organizacijai, vakar kaip tik apie tai kalbėjau, tai man nesunku atsakyti tikriausiai būtų. Bet kokioje organizacijoje, kuri vienaip ar kitaip skelbėsi, kad jie bando daryti socialiai atsakingus darbus, yra ta riba tarp uždarosios akcinės bendrovės su tikslu siekti pelną, kaip pagrindiniu tikslu, ir organizacijos, kurios pagrindinė motyvacija yra pačio žmogaus žmogiškumo ugdymas. Mūsų tikslas, kalbėjau apie tai tikriausiai šiandien skirtingais žodžiais, bet 5 ar 6 kartus, yra neaprūpinti visus, kuriems kažko trūksta. Mūsų užduotis yra
sukelti žmogiškumą žmonėse, kurie per mūsų organizaciją supranta, kad jiems to reikia, kad jie nori atnešti savo maikutę, išlygintą, tvarkingą čia, kad jinai paskui tarnautų kitam, kuriam dabar sudėtinga, galbūt taip, kaip buvo sudėtinga jam. Jeigu tikslas yra kokybė vidinė kiekvieno žmogaus, kuris ateina į veik fondą, tai tuomet išnaudoti svetimos žmonės, kuriems ta parama teikiama savo gerumui, jau nesigauna. Iš moralinės pusės kažkoks tai subjektas, į kurį nukreipta mūsų meilė, visą laiką yra. Būk tai kačiukas, šuniukas, žvėriukas ar žmogus. Bet pagrindinė užduotis yra sukelti viduje širdies poreikį maitintis savo žmogiškumo ir tuomet jau pats objektas, jis neturi prasmės, koksai tai yra. Svarbu, kas gimsta tavyje. Aš pakalbėsiu apie antrą dar dalį šio klausimo. Ir kai žmonės teikia anoniminę pagalbą, kai jie atveža, o dabar jūs, pavyzdžiui, matot, kad tos siuntos, jos yra ruošiamos, kas į juos dedama, bet jūs nematot, kaip jie atidaromi, kaip gauna žmonės tos siuntos, o aš gaunu atgulinį ryšį. Aš gaunu ir nuotraukos, ir kiekvienam informacijos lapelyje, aš neturiu dabar čia po ranką. Ten yra prašymai tiem žmonėms siūsti mums atgulinį ryšį, kad kaip gavo, ir visa kita. Ir aš matau ir tą pusę, kai gaunu, bet žmonių daug brangiau yra, kai žmogus tai daro anonimiškai, kai jis nemato to galutinio tikslo. Ir tuomet patys svarbiausias dalykas, kuris šitame visame procese, yra tai, kas vyksta jo širdį. Ir tai yra svarbu. Nes žinot, kaip sakoma, yra tokia krikščioniška patarlė, kad bendravimas su Dievu per tarpininką neįmanomas. Tai yra netgi jeigu tau bažnyčioje kažkur tai kažkas padeda, paauklė, pamokina, bet bendravimas jau su tom jėgom, jis yra tik tai tiesioginis. Tai ir čia tas pat. Tai čia kas liečia išnaudojimas jūsų gerumo. Išnaudojimas jūsų gerumo. O jeigu įstaiga, įmonė ar organizacija, kuri užsiima tą taip vadinamą socialiai atsakingą veiklą, pasirinka kiekybę, ne kokybę vidinę ir išorinę, o kiekybę, tai yra jeigu jie pradeda siekti olimpinių tikslų, aukščiau, greičiau, daugiau, stipriau, ir jų pagrindinis tikslas, nors ir gerajai vizijai, tolimoj gerajai vizijai, yra surinkti kuo daugiau pinigų, kuo daugiau kažkokių tai materialinių gerovių, ir tikslas yra, surinksim daugiau ir panaudosim geriems tikslams paskui kažkokiems tai dar nenumatytiems. Nupirksim kažką ligoninėms, ten dar kažką padarysim. Bet jeigu tikslas yra šios akimirkos, šios dienos surinkti pinigų, tai jų tikslas yra surinkti pinigų. Ne todėl, kad jie yra blogi. Galbūt jie kažkur tai paskui panaudos, nesvarbu. Bet jeigu tikslas šiandien yra surinkti pinigų ir vakarė mane nutrenkė mašiną, tai aš pragyvenau visą dieną tam, kad surinkti pinigų. Tai tokia ta filosofija yra. Viskas priklauso nuo vidinės motivacijos. Koks esi tu tą akimirką? Ištroškęs pinigų, nors ir paskui geram tikslui. Bet žiūrėk į faktus. Tai ir šitoj vietoj mes nesiekiam kiekybės. Kad kuo daugiau, mes jau 6 ar 7 kartą grįždamas prie to pačio sakau, kad mes neturim nei tokio tikslo, nei tokio poreikio. Taip, kad viduje, tas barjeras yra viduje, kai žmogus nusprendžia, kad jis yra pelno siekiantis
mechanizmas, kuris surinks, kuo daugiau pelno surinks, to jis yra geresnis, nes jis tada daugiau galės padaryti. Kuo daugiau tu darai, tuo daugiau tu išleidi. Yra toks posakis. Tai yra, jeigu tu akamuliuoji daug, tau reikia jau darbuotojų. Ar tu gali garantuoti už jūs visus, kad jie yra nuoširdus, kad jie čia atėjo ne algos, ar gali? Kartais žmogus už savį negali garantuoti. Vat. Tai viduje. Bet klausimas tai fainas, žinokit, aš savo varnelę pastatysiu, nes aš apie tai tikriausiai postų parašysiu. Na ir primindamas noriu pasakyti, kad jeigu jūs dabar užklydote šitą puslapėlį, tai susiraskit būtinai mūsų Facebook'e, Veik fondas. Esame mes ir YouTube'e, jeigu norit jau taip dalykiškai pažiūrėti, ką mes darom ir kuo mes gyvenam. Ir draugaukim, bendraukim. Va, pribėgsiu prie mūsų bėgančios eilutės, pažiūrėsiu, kas čia vyksta. Viskas gerai, man nepavyksta rasti klausimų, reiškia, jų nėra. Ir galbūt tai ir gerai. Matau visus pasilabinimus, aš taip pat jums linkiu gražios dienos, ačiū, kad žiūrit, kad stebit, kad tapinat, statot širdeles, aš nežinau, kokia iš to nauda, bet tikriausiai jinai yra. Visiškai nesiorientuoju, nors jau ne pirmą mėnesį aš tik tokį, bet visiškai nesiorientuoju, ką ir kur ten reikia daryti. Ten jis nuolat rašo man apie kažkokius tai iššūkius ir kažkokius tai veiksmus, kuriuos aš turiu padaryti, aš jų nedarau, bet tiesiog prisilaikau tik tai principo, kad reikia išeiti kartais į tiesioginius netilpstus kelnes. Kitiems siūsim. Taip. Kiek iš tikrųjų kainuoja viena paprastas, kabutėse nemokama pagalba žmogui, maistas, kūras, laikas, darbuotojai, sandėliais, visa tai, ko žmonės nemato. Jau toksai buhalterinis klausimas, nes viską į vieną yra sukrauta. Aš suprantu, kad jis parašytas su gerais ketinimas, bet labai sudėtingai tai atsakyti. Nes maistas, kūras, laikas, darbuotojai. Davai, pabiški tada maistas. Na, jis kainuoja nemažai, bet reikia čia teisingumo dėlį pasakyti, kad šiuo metu Klaipėdos miesto savivaldybė remia mūsų, dalinai remia. Tai yra, dalinai, tai reiškia, kad mes esam dalininkai ir kitos įstaigos ir savivaldybė taip pat prisideda prie projekto gailestingumo autobusas. Jo užduotis yra, jis turi konkrečius tikslus, socializacija, ten žmonių vežimas į reabilitacijos centrus partnerių. Bet, pagal faktą tai yra karšto maisto gaminimas ir išvežiojimas po tos taškus. Tai savivaldybė dalinai prisideda būtent žaliavos pirkimui, tai yra maisto įsigijimui. Toj vietoj savivaldybė prisideda ir mums kaip organizacijai taip praktiškai nekainuoja. Kūras, laikas, darbuotojai, tai natūralu, bet pravažiuojam labai daug. Kas liečia kūrą, darbuotojų nėra. Kas liečia kūrą, tai vienas darbuotojas esu aš, nes be darbuotojų apskritai būtų labai daug klausimų iš mokesčių inspekcijos ar dar kiti dirbo savanoriškais pagrindais. Nedirba, yra savanorių yra daug, o darbuotojus yra vienas. Tai dėl kūro mes padarėm nesenai, tikriausiai jūs žinot, o kas nežinot, galit mūsų Facebook'e pamatyti. Padarėm nesenai mūsų senuko Veikmobiliaus. Mes padarėme kapitalinį remontą variklio. Praėjo kiek? Gal 2 savaitės?
Tai mes jau turim virš 1000 kilometrų pravažiuotų vien su juo. Tai važiuojam daug, važinėjom daug. Ir laikas atitinkamai yra labai stipriai tam išnaudojamas. Tai mes čia paruošiam siuntinį į Kauną. Tai aš tai užklijuosiu toj barkodą. Ir mes su jumis pažiūrėsim, kiek laiko mes čia jau kalbamės. Šitą siuntą taip pat, kaip jūs matote, aš barkodą klijuoju. Jau yra siuntimas apmokėtas, tačiau primenu, kad mes turim dar 4 siuntinukus, 4, kurie yra be barkodukų ir kiekvienas iš jūsų gali prisijungti prie veiklos. Visai nebrangiai kainuoja, 4,70 berods vienos siuntos siuntimas. Ir gali tapti Veik fondo dalimi. Gerai, čia tiek atsikvėpsiu. Aš turiu patvirtinti. Aš turiu patvirtinti, kad aš esu ne robotas. Paspausti gabaliuką čia. Labadiena, Reda. Ne, mums televizoriaus nereikia. Aš manau, kad geriausias būdas jį perduoti žmonėms yra tiesiog parašyti Facebook grupėse. Mes neturim galimybės dirbti su stambia technika arba su baldais, nes nėra kam. O visai nesenai mes perdavėm, aš nepamenu, 20 berods ar 23 televizorius vienai įstaigai. Tai yra gavom mes iš viešbučio, jie keitė telikus. Gavom senus, veikiančius, viskas tvarkoje, perdavėm įstaigai ir jie buvo labai patenkinti. Taip. Jeigu rytoj Veik fondo sąskaita būtų pervestas 1 milijonas eurų, kam išleistumėt pirmosius 100 000? To niekada nebus, nes tai tikriausiai draudžia mūsų įstatymas. Bet jeigu nukristų ant galvos didelį pinigų sumą, tikriausiai tai būtų kažkokia tai socialinių namų statyba iš karto. Socialinių namų, kuriuose galėtų būti, priklausomai nuo biudžeto, būtų ir senukų priežiūros centras, ir šeimų su vaikučiais krizių centras. Tai tikriausiai, jeigu dideli pinigai, tai būtų kažkokia tai įstaiga, kuri galėtų suteikti gyvenamoje vietą. Koks yra didžiausias mitas apie labdaros fondus, kurį norėtumėt kartą ir visiems laikams paneigti? Aš nežinau. Aš apskritai, nežinau. Visą laiką tikrinkit faktus. Stebėkit faktus. Aš, asmeninėse jau bendravime, kai čia ateina žmonės, aš papasakoju kartais, žinot, tas liežuvis mūsų priešas apie kai kurios įstaigos, kurios tam, kad stipriau trigerinti žmonių gerumą, vidinį skausmą, kartais padaro objektams skaudžiau. Tai yra, pakalbėkime apie nusikaltėlius. Gerai, tada buvo nusikaltėliai tokie, kurie yra pripažinti nusikaltėliai. Ir aš džiaugiuosi, kad mes prisidėjom prie to, kad jų nebebūtų, kurie išnaudojo sergančius vaikus. Tai yra, imdavo kažkokią tai šeimą su tikrų sergančių vaikų. Tai yra, buvo užsieniečiai, ne lietuviai, tai galbūt dar lengviau apie tai kalbėti. Jie imdavo to vaiko nuotrauką su mama ar be mamos, imdavo dėžutės aukų ir platindavo 100 tokių dėžučių skirtingose šalyse, netgi ne miestuose, su to pačiu vaiko nuotrauka. Atseit jam reikėjo operacijos ir bla bla bla. Susisiekėm mes tuomet su mama, paklausėm, ar iš tikrųjų taip yra daroma. Sako, jos, su mumis jie susisiekė ir netgi mums padėjo, apmokėjo ten kažkokias tai procedūros iki 100 eurų kažkas tai tokio. Ir aš sakau, jie žinot, kad jūsų vaiko lygio ta platinama
keliuose šalyse - Lietuva, Latvija, buvo Lenkija, Vokietijoje, kad jūsų vaiko ta istorija va taip plačiai. Ir Klaipėdoje netgi ofisas buvo, pas jų atvažiuodavo policija ir ten masė tų tiesiog dėžučių yra paruošta. Jie išnaudodavo mūsų vaikus, nepilnamečius, kad jie stovėtų prie parduotuvių, rinktų ir tai darydavo neteisėtai visiškai, nes vaikai negali darbo tokio atlikti, nu, žodžiu. Tai visą laiką reikia stebėti faktus. Yra tokia žydų patarlė, kurią aš labai mėgstu, jinai labai gili yra, jinai tikrai nėra apie kažkokį tai godumą. Jinai skamba tai, tegul tavo moneta, kurią tu nori paaukoti kažkam tai, tavo delne suprakaituoja. Tai yra, tu pagalvok prieš tai, įsitikink, pažiūrėk, atvažiuok, patikrink pats savo akim, pamatyk tos organizacijos veiklą. Tai tikriausiai o tas mytas, kurį aš norėčiau paneigti, tai būtų ne mytas, o tai būtų raginimas. Be jokios abejonės pas daugumą organizacijų pagrindinė veikla vyksta už užuolaidų. Tai užeikit už tų užuolaidų, pažiūrėkit ir įsitikinkit, jeigu ta moneta jūsų suprakaitoja, kol jūs darot tą darbą. O taip apkalbinėti kitus, nu aš nenoriu. Ar žmonės turi teisę reikalauti iš fondų skaidrumo? Taip, be jokios abejonės. Taip. Tik tai, kame tas skaidrumas pasireiškia, vat kaip mes dabar kalbėjom ką tik apie aukų rinkimų prie parduotuvių ir iš organizacijos, kuri nebuvo įsteigta, kaip jūs iš jos pareikalausit. Na, o Lietuvoje veikiantis organizacijai, prieglaudai, fondai, tokios VŠI kaip mūsų, jiegi kas metą mes teikiam, kažkas mėnesį teikiu finansinę ataskaitą ir kas metus mes teikiam metinės ataskaitas ir visi tie pinigai, visi tie judėjimai, jie yra pažymėti ir kiekvienas žmogus gali nueiti, pažiūrėti ir sąsajos, ir išlaidos, ir transportas, ir visa kita. Taip, be abejo, turi būtinai. Kas vyksta tada, kai pagalbos prašymų yra daugiau negu pinigų? Kaip nusprendžiate, kam padėti pirmiausiai? Niekaip. Pagalbos prašymo visą laiką yra daugiau negu pinigų. Jeigu tavo siekis yra kokybiškas parama, tai be jokios abejonės aš noriu, kad tose dėžėse būtų net trečdalis, kaip dabar, kanceliarinių, mokyklinių, higienos reikmenų, o galbūt pusė. O pusė būtų jau drabužėlių ir avalynė. Bet vėlgi filosofiškai žiūrint į tai, mes niekada nesiekėm, kad būtų kuo daugiau. Tai ir yra tas, žiūrėkit, tame pačiame klausime, kam padėti pirmiausiai, ne? Kaip nusprendžiate, tada jūs kam padėti pirmiausiai. Koks geras tikslas, jeigu būtų pinigų, tai nereikėtų spręsti. Yra ne taip, mums karmiškai duodama tiek, kiek reikia. Ir vakar, pavyzdžiui, mūsų sandėlį atvažiavo tik viena šeima. Tai yra, aš sėdėjau 4 valandas čia, kad penktadieniais dažniausiai žmonės veža paramą. Viena šeima atvažiavo per 4 valandas. Aš išleidau savo 4 valandos gyvenimų, kad sulaukti tik tai vienos šeimos. Ar aš manau, kad tai yra blogai? Jeigu man būtų svarbu kiekis, taip, absoliučiai beprasmiškai prasidėta 4 valandas, kurias aš galėčiau kažkur tai kitur išleisti. Bet, aš suprantu, kad tai yra būtent tiek, kiek mums reikia dabar. Jeigu atvažiuotų 10 žmonių, galbūt mes užsikrautumėm, gal dar kažkas tai nutiktų. Mums duodama tiek, kiek yra. Būk žmogumi tose rėmuose, kokios yra dabar, ir tose aplinkybėse, kurios tau šiandien pastato gyvenimas. Tai mums netrūksta pinigų. Ne todėl, kad jų yra per daug, o todėl, kad mūsų poreikiai yra labai kuklus. Tai va, man nereikėjo galvoti ir spręsti, kam padėti pirmiausia.
kelis kartus buvo iš tikrųjų panašių situacijų, bet jos tikrai nebuvo tragiškas. Ir dabar mes gyvename taupumo režime po mūsų to kapitalinio automobilio remonto, kuris virš 3000 mums kainavo. Ir mes gyvenam taupumo režime, mes atsisakėm išvežiojimo po Klaipėdos rajoną, bent jau iki rugsėjo mėnesio. Tai yra, mes negalim savo to leisti, nes netgi ir be to yra labai daug išlaidų, pavyzdžiui, kūrui. Ar tai mano sprendimas, kam padėti pirmiausia? Ne, tikriausiai čia yra dalis veiklos apribojimų, nes mes negalim savo to leisti. Jeigu aš dabar negaliu savo leisti iš čia raketą į kosmosą, tai aš jos ir neleidžiu. Taip, dar vieną. Pažiūrėkim, kaip vyksta pas mus eteris, kiek laiko aš jau čia tupiu, ne? Nes po valandos jau paskui labai sunku yra downloadinti, arti valandos jau tikriausiai eteris, tai aš tada, žinot, dar į vieną klausimą, gerai, o likusius aš paliksiu sekančiam eterį, bus 13 klausimų iš 21. Ar buvo atvejis, kai atvykote padėti ir vietoje pamatėte visiškai kitokią situaciją, negu žmogus buvo papasakojęs telefonu? Taip. Eik iš paskos faktams. Tai yra, čia noriu sutvarkyti. Eik iš paskos faktams. Tai yra taisyklė bet kokios organizacijos ir netikėk pirminės. Kiekvienas medalis turi dvi pusės, kiekviena tiesa turi skirtingus. Taip, kaip čia darosi. Kiekviena tiesa turi du galus, taip sakant, ne? Va. Taip, gerą mašinytę, mes galim jas siūsti, aš manau. Čia dar šiukšlės kažkokios kraunamos, ne? Iš kur? Čia tikriausiai. Va. Tai ar buvo atvejis, kai atvykote padėti ir vietoje pamatėte visiškai kitokią situaciją, negu žmogus buvo papasakojęs telefonu? Taip, tokių atvejų yra daug ir netgi kartais nereikia niekur vykti, kartais užtenka patikrinti informaciją ir kitais būdais. Tai yra, nuvažiuoji, pamatai, žmonės labai impulsyvūs, nubėgsiu, paimsiu, dėžės baigėsi pačiai. Žmonės yra gan impulsyvūs ir ypatingai žmonės, kurie širdingi, kurie yra žmogiški, jie be jokios abejonės labai jautriai reaguoja į tai, kas jų nuomonė yra nenormalu, nežmogiška. Kai į mūsų gyvenimą, į mūsų situacijos vertinimo ateina dar vienas žaidėjas, kuris vadinasi pergyvenimas mūsų, tai yra mūsų tas vidinis skausmas, kas yra apskritai pergyvenimas už kitą žmogų, kas yra gailestis šuniukui, kačiukui ar dar, tai vidinis skausmas. Kieno? Tai mūsų pačių vidinis skausmas. Mums skauda ir mes todėl reikalaujame veiksmų. Tai vat ir sutinkame mokėti, aukoti laiką, pinigus, jėgas, energiją, tam, kad kam? Kad mums nebeskaudėtų. Kad tam kačiukui, žmogui, gėlytei būtų gera ir malonu. Ir tuomet mums neskaudės. Tai reiškia, mes sumokam už tai, kad neskaudėtų mums. Ir tokie žmonės, jie, kaip aš dabar sakau, jie negaili savo laiko ir energijos,
Jie paskambino, jie reikalauja, jie prašo, patys jeigu negali padaryti, jie prašo iš manęs pagalbos, iš kitų žmonių. Ir kai tu atvažiuoji jau į vietą, kažkokią tai įvertini situaciją, supranti, kad žmonės turi labai gerą širdį, kurie papasakoja apie tą situaciją, bet labai mažai įgūdžių. Labai mažai įgūdžių darbe su panašiom situacijom. Todėl tu tiesiog įvertini ir pagyri juos už tai, kad jų širdys yra tokia gera. Ir ramiai bandai paaiškinti, kad, na, žiūrėkit, štai šitoj situacijai viskas ne taip yra blogai, kaip atrodo, kad iš tikrųjų tas žmogus turi ir tą, ir tą, ir tą, ir tą. Tiesiog galbūt nesinaudoja, galbūt šią akimirką jūs taip jį suradot tokiomis aplinkybėmis, kai, nu, stipriai apsileidęs buvo. Taip, kad, taip, kad atvažiuoju specialiai, kad būtų meluojama. Tokiu aš netgi atveju gal ir neprisimenu, kad specialiai būtų meluojama, kad žmogui yra bloga ir specialiai mūsų apgavo, kad yra ne taip. Tokiu aš atveju neprisimenu. O štai, kad neteisingai vertina, neteisingai interpretuoja tos situacijos, kurios pamato, tokių atvejų būtų ne vienas ir ne du. Bet vėlgi šitoje vietoje yra svarbu, kokį klausimą tu savo užduodi. Ar tu pradedi čia barti ir ko jūs čia mane kviečiate, bet kokį tai šį. Arba tu galvoji, nu pažiūrėk, ant kiek žmogus yra širdingas, ant kiek žmogui yra svarbus kito žmogaus skausmo, kad jis rado savyje jėgų, o tam reikia jėgų, kad surasti nepažįstamą žmogaus numerį. Paskambinti, prašyti pagalbos jo dėl kito žmogaus. Nu čia yra žygdarbis. Tai taip ir žiūriu, kad šaunuoliai, kad tai daro. Taip, na ką, bičiuliai, aš tada šviesti turiu čia, ne? Aš tada palieku jūs. Dar kartelį prašau surasti mūsų Facebook'e, prenumeruoti TikTok'e, Facebook'e, kad nepasimest. Aš paliksiu ant sienos kur nors tos klausimus ir pažadu jums per kitą eterį, gal šiandien, gal rytoj juos atsakyti. Nes noriu biškį atsigerti arbatos kokios, nes tiek daug plepėti, žinot, irgi reikia laiko. Na ir toliau darbuosius. Dar kartelį primenu, kad 4 siuntos laukia savo paštininko. Jeigu norit prisijungti, parašykit, aš atsiųsiu instrukcijos. Gražios dienos jums ir gražaus vasariško oro. Dar šiek tiek aš žvilgtelsiu. Va taip atrodo mano tas štatyvas. Ir va taip aš prieinu ir žiūriu, kas ką čia rašo. Nu, nieko, jokių aš ypatingai čia nematau. Tai gražios jums. Oi, kažkur jau nusiunčiau. Iki.